Dabar svarbiausia, kodėl visgi pasaulyje taip neigia reinkarnaciją? Ar kodėl jos nenori pastebėti? Klausimas saliai. Kaip jūs galvojate, kodėl šiuolaikiniams valdovams neapsimoka, kad apie reinkarnaciją žinotų žmonių masės? Kokie variantai? Pasakykite, prašom. Taip, jūs teisūs. Daugiau to, yra tokie precedentai, aprašomi praeities įvykiai. Jei kažkokia valstybė buvo užvaldoma, kažkokia nekenčiamų priešų, tai buvo precedentai, kai visi miestai išžudydavo save. Pilnai, visi vietiniai gyventojai išžudydavo save, nes jie nenorėjo būti vergais po priespaudą kažkokių dvasinių įsigymelių. Atitinkamai, kai keletą tokių atvejų buvo, susimastė taip vadinami valdovai, kad tai ekonomiškai neprasminga, kai vergai miršta, todėl, kad nenori tarnauti. Tai neteisinga. Ir tai pagrindinė, tikriausiai, priežastis, kodėl žmonėms peršama vieno gyvenimo koncepcija, peršama mirties baimės koncepcija, kad tu vergas, kad tu turi dirbti iš visų jėgų ir gerai elgtis. Tai mano požiūriu, ir ne tik mano, ir kiti šaltiniai apie tai kalba. Tai pagrindinė problema, kodėl žmonės yra tokioje nežinomybėje, neišmanime. Nors dabar vis daugiau ir daugiau atsiranda informacijos. Šią temą rekomenduoju susipažinti su Maudi veikalais. Jis kaip tik tyrinėjo reinkarnaciją, arba dar, kaip vadina, inkarnaciją. Paskaitykite medžiagą šią temą. Tinklapyje om.ru taip pat pakankamai didelis skyrius dedikuotas reinkarnacijai. Kodėl aš manau, kad jogams tai kraštutinai svarbu? Reikalas tame, kad ne tik jogams, bet ir įprastiems žmonėms. Visada laukia sunkus pasirinkimas gyvenime, kai žmogus priverstas žengti tam tikrus žingsnius. Ir priklausomai nuo to, koks pas jį moralės motyvas, jo žingsniai gali būti skirtingi. Jei žmogus eina per gyvenimą, nesusimastydamas apie pasekmes, patys suprantate, jis, švelniai tariant, karmuoja. Tai yra, jis ne visada daro teisingus poelgius. Ir tik tuo atveju, jei žmogus susimasto apie savo veiksmų pasekmes, jis atsakingai žvelgia į savo darbų vaisius ir rezultatus. Natūralu, jei žmogus supranta, kad už viską anksčiau ir vėliau priverstas atsakyti, jis abejotinai darys niekšybės. Jis mažai tikėtina darys nepadorius, nekorektiškus poelgius. Ir tai ne visada apsimoka. Jūs patys suaugę žmonės. Daugumoje puikiai suprantate, kad visuomenėje ne visada ginamas teisingumas. Kai kada visuomenė gyvena pagal savo kitus įstatymus. Mano didžiulių apgailestavimu. Ir tame slypi didžiulė problema, nes žmonės, kurie gyvena ne pagal sąžinę, jie mažai to, kad karmuoja, jie rodo blogą pavyzdį aplinkiniams. Ir svarbiausia, kad jie griauna erdvę aplink save. Nes žmogus, kuris ima iš gyvenimo viską, jis yra, jei lyginti planetą Žemę su žmogaus kūnu, jis yra vėžinė ląstelė, kuri ėda viską aplink, dėl pačios savęs, dėl savęs mylimosios. Tai yra labai labai didelė problema. Ir šioje planetoje, kur mes su jumis dabar gyvename, čia tai praktiškai susirgimas. Yra net anekdotas šią temą. Susitinka planeta Žemė ir Marsas. Marsas sako, na ką planeta Žemė, kaip pas tave reikalai? Žemė atsako, oi Marse, sergu. Marsas klausia, kas atsitiko, kuo susirgai? Žemė, na žmonija pas mane užsiveisė. Marsas moja ranka, na nieko, nepergyvenk, praeis. Va tokia apytiksliai dabar situacija planetoje Žemė, kur vartotojų visuomenė naikina pačią planetą. Dauguma bundančių žmonių ar blaivus žmonės tai supranta, bet mano didžiulio apgailestavimu nesusimasto apie pasekmes arba bijo priešintis šiai bukai vartojimo sistemai. Žmonės tikrai dėja bijo pasakyti tiesą, bijo pasakyti apie tai, kad vartotojai ar egoistai jie griauna viską aplink. Mes pakalbėjome truputį apie socialias problemas, kad jūs pamėgintumėte rasti savo kelią. Problema jogams yra tame, kad jei jogas abejingai stebės planetos naikinimą šalia su savimi,
nieko gero jis negaus. Nes tas abejingumas, kurį jis išreiškia išorėje, tas pats abejingumas sugrįš ir jam viena ar kita forma. Todėl, man atrodo, svarbu, išskyrus tai, kad jūs užsiimate jogą, pasistengti būti neabejingais žmonėmis. Tai iki tam tikro lygio svarbu. Yra toks supratimas, beširdiškumas. Galima praeiti pro šalį kažkokios situacijos ir nesusimastyti. Na, tegul ten patys, kas nors kitas sprendžia šias problemas. Jei jūs reikšite beširdiškumą, šis beširdiškumas grįš jums. Tame yra pagrindinė problema. Mes dabar su jumis apžvelgime situaciją, jei kažkoks žmogus duoda savo darbo vaisius ar savo tarnystę atiduoda tam, kas nevertas. Tai vyksta dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis – tai formuoja savo ateitį. Tai yra ateityje dėl to, kad atiduoda savo vaisius nevertam žmogui, jis bus priverstas pats tapti nevertu. Prikarmuoti dar daugiau, nes jis sukūrė šią karmą. Ir dėl šios prikarmuotos karmos pergimti labai blogai. Antras variantas – daugiau, tai pasakius, šiltas. Štai jis. Šis žmogus buvo kažkada tai neadekvačių valdovų ir naudojosi darbo paslaugomis kažkokių tamsuolių žmonių. Todėl šiame gyvenime šis šventas žmogus priverstas atidavinėti darbo rezultatus kažkokiam nenusipelnusiam žmogui. Tai yra tai kaip atpildas. Pirmu atveju žmogus kaupia karmą, antru atveju atiduoda šią karmą. Jūs galite pasakyti, kaip pamatyti, pirmas tai atvejas ar antras. Reikia išanalizuoti visą jūsų gyvenimą. Tai yra, kaip jūs gyvenate, prie kokio rezultato jūs prieisite. Jei jūsų darbo vaisiai bus nusipelnę, tai galimai jūs galėsite atidirbti neigiamą karmą ir pakankamai išdidžiai išeiti iš šio pasaulio. Kaip vienas iš svarbių faktorių, tai joga. Tai yra, ar galite jūs šiame gyvenime praktikuoti jogą? Galimai kažkas pagalvos, kad aš kažkokią didelę reikšmę jogai priduodu. Reikalas tame, kad ne. Tokia realybė. Realybė yra tame, kad joga, ji ir sąlygoja jūsų pergimimų sistemą. Tai yra, jei pas jūs bus dorovinga karma, jūs galite deramai pergimti. Ir joga leis jums tai padaryti. Jei visgi pas jūs ant tiek bloga karma, kad jūs būsite priverstas pergimti į apačią, jūs niekada neprileis prie jogos. Jums sukurs masę trukdžių šiame kelyje. Ir jūs užsiminėsite bet kuo, tik ne joga. Va tai ir yra, kaip pasakius, lakmuso popieriukas. Net jei jūs atliekate kažkokią neadekvačią jūsų požiūrių karminę veiklą, bet visgi galite užsiimti jogą, reiškia jūs jau atidavėte skolą. Jei jūs galite, ar jūs tęsite užsiėmimą neadekvačia karminė veikla ir jogą negalite užsiminėti, reiškia ruoškitės sekančiame gyvenime, pas jūs bus tam tikros problemos. Na pavyzdžiui, jei aš nemoku mokesčių, tai yra nemaitinu parazitų, kurie gyvena mano sąskaitą, nedauginu parazitų savo gyvenime. Pakanka to šiuo atveju, ar savo lygyje būtina su jais kažkaip kovoti. Ne viskas taip vienareikšmiška. Atsimenate, mes apžvelgime su jumis antrą koncepciją. Tai yra, jei jums tenka gyventi šioje visuomenėje, taigi kažkurio lygio jūs privalote atlikinėti šios visuomenės taisyklės. Priešingų atveju pas jūs atsiras didelės problemos su mokesčių tarnybomis. Dar su kažkuo galutinėme rezultate bus tam tikros problemos. Dviprasmiškai šią situaciją galima apžvelgti. Aš negaliu jums pasakyti, kad jūs turite kovoti su taip vadinama parazitinė sistema. Bet jūs dabar sėdite salėje. Jūs aptarnauja kažkokie žmonės. Jūs mokate už elektrą. Jums suteikia kažkokias paslaugas. Supraskite, aš jokių būdų nenoriu pateisinti sveikatos sistemą, dar kažkokias tarnybas, kurias konkrečiai mokesčių sistema palaiko, bet reikia reikšti tam tikrą blaivų protą. Tai yra, turi būti tam tikra riba, kur jūs turite bet kuriuo atveju gyventi visuomenėje, neperžengiant šios visuomenės įstatymus.
Aš atsakiau į jūsų klausimą. Ответил на ваш вопрос? Ne visai. Aš turėjau omenyje, savo lygyje stengiuosi išmintingai prie to prieidinėti. Maksimaliai, pagal galimybės. Nemaitinti parazitų, grubiai tariant. Aš oficialiai nedirbu, kad mokesčius nemokėti. Ir savaip gyvenu, savaip savo uždirbu. Aš turėjau galvoje ne tik maitinti parazitus, bet dar su tuo kažkaip kovoti. Tai mūsų pareiga, ar dar ne laikas? Supraskite, jūsų supratimas parazitai, maitinti parazitus, labai platus. Čia galima suprasti, bet kaip. Pasakykite, prašom, galimai pas jūs nėra vaikų, kurie vaikšto į mokyklą. Mokytoja, kuri moko jūsų vaikus mokykloje, tai parazitas jūsų požiūriu? Ne. Aš neskaitau mokytojų parazitais. Viskas daug sudėtingiau. Jūs apibendrinate tam tikrus dalykus. Aš negaliu konkrečiai atsakyti į jūsų klausimą, kaip jums elgtis. Kovosite jūs? Su kuo jūs kovosite? Su mokytoju? Ar su ta medicinos sesele? Jūs papuolate į avariją. Jūs atveža į ligoninę. Ir kažkuri medicinos sesuo jūs slaugys. Jūs ją irgi parazitų vadinate. Viskas netaip vienareikšmiška. Supraskite, prašom, teisingai. Klausykite, geriau palikime mokesčių temą. Yra kiti, taip įtariu, klausimai, kuriuos verta aptarti. Būkite sąmoningi vienoje ar kitoje situacijoje. Ir viskas bus gerai. Jei jūs nenaudosite sveiko proto, viskas bus visiškai blogai. Gerai, dabar atitinkamai apžvelgsime sekančią koncepciją. Tai karmos kaupimo principai. Gimsta žmogus šiame pasaulyje. Jam sako tam tikrus postulatus. Jam sako, tai yra gėris, tai yra blogis. Tu turi gyventi gėrio vagoje ir jokių būdų neturi būti blogio vagoje. Aiški koncepcija, aš taip galvoju. Ir va, čia prasideda pats įdomumas. Nes visuomenė, kurioje jūs gimėte, ji nederina savo įstatymus su kosminiais dėsniais. Tai yra kosminiai dėsniai, tai kosminės taisyklės, kurios gali prieštarauti tam tikrom egzistuojančioms dogmoms šioje planetoje. Padarom prielaidą. Jūs skaitote, kad atitinkamai su visuomenės koncepcijomis atlikti kažkokį poelgį, tai yra gerovė. Tai ne faktas, kad tai jūsų ateinančiam gyvenimui niekaip neįtakos. Mano didelio apgailestavimu šiame pasaulyje daugelis faktorių apversti nuo kojų ant galvos. Tai, ką žmonės vadina gerovę, neša didelės kančias. Pavyzdžiui, dabar visuomenėje egzistuoja tokia koncepcija. Imk iš gyvenimo viską. Linksminasi ir džiūgauja visa tauta. Arba kai žmonės, gavę kažkokią karminę problemą savo gyvenime, pavyzdžiui, žmogus susirgo. Jis galvoja, kaip blogai, koks aš nelaimingas, aš susirgau. Bet deja, žmogus nesusimasto apie tai, kad ši liga yra pranašas tam tikrų problemų ateityje. Ir ši liga yra žmogaus kelyje, kaip ir stimulas, kuris leis jam įsisąmoninti, suprasti tam tikras savo klaidas ir pakeisti savo elgesio modelį. Tame yra pagrindinė problema. Žmogus nesupranta, kas yra karmos dėsnis, negali iki galo teisingai elgtis. Visada yra tikimybė, kad jis, pagal visuotinai paplitusi gėrio supratimą, džiaugsis arba kenties. Jis leis tą gyvenimo energiją, kuri absoliučia prasme jam ir padės. Pateiksiu jums pavyzdį. Visuotinai paplitusi koncepcija. Imk iš gyvenimo viską. Kai džiaugsmas, tai linksmybės ir malonumai. Kai žmogus 5 dienas savaitėje dirba, o 2 dienas vieną atsimiega, sekančią geria alų ir užsiema kitais nepadoriais dalykais, jis vadina tai linksmybėmis ir laimė.
Bet prie ko toks gyvenimas prives? Greičiausiai prie problemų. Atitinkamai, kaip nekaupti karmą? Jūs turite aiškiai suprasti, koks jūsų tikslas gyvenime ir kokiais metodais jūs link jo einate. Ir tada jau bandyti šiais įstatymais nuoširdžiai gyventi ir nejungti atbulinio bėgių, kai staiga tapo sunku. Jei jūs pasirinkote prieš save tam tikrus principus ir judate šiuo keliu, tai prašome tada judėkite drąsiai. Ir kai kils tam tikri sunkumai, išdidžiai juos bandykite pernešti. Tikrai jūs su manimi sutiksite, kad jei paimti vidutinį statistinį žmogų, jis toli nuo santykių išaiškinimo, jam tai nepatinka, jam tai viskas šlamštas. Jam būti sočiam, sveikam, mylėti savo mylimą, auklėti vaikus ir iš esmės gyvenimas pasisekė. Tai yra pirmoje vietoje pas tokį žmogų, kad pas mane viskas būtų gerai ir aš niekam nesuteikčiau jokių rūpesčių. Tai vadinama laimė. Bet jei jis suprastų, kad jo gyvenimas tai vis vien nepastovumas, jei apžvelgti istorinius duomenis ar pasistengti atsiminti, kaip gyveno mūsų gentainiai, paskaitykite Veresovų knygą, kur aprašomi ženkliniai įvykiai, kuriuos užrašinėjo šios knygos autorius. Ten mano didžiuliu apgailestavimu, su reguliariu periodiškumu aprašomi mūšiai, kažkokie negeroviški įvykiai, nors atrodytų visi žmonės nori gyventi taikoje ir santaikoje. Bet staiga atsiranda kažkokios jėgos, kurios šią santaiką ir taiką sugriauna. Jei jūs pažvelgsite aplink, jūs irgi pamatysite, kad visi žmonės geri savaip. Bet kažkodėl tada kai kurie žmonės išryškina blogį už ribų. Kodėl jie pradeda atlikinėti poelgius, ne visada korektiškus? Visigi geri. Va kaip jūs atsakysite į šį klausimą? Kodėl taip vyksta? Iš kur atsiranda blogis, kuris griauna statistiškai vidutinio žmogaus pasaulį? Iš kur tai atsiranda? Norai, egoizmas. Taip, aš sutinku. Kai pas vieną žmogų atsiranda daugiau aistrų, nei jis gali patenkinti, tada jis eina pas kitą ir pasiima jo laimę, kad patenkinti savo aistras. Kai kažkokiai tai sočiai šaliai neužtenka resursų, jis siunčia savo kariuomenę į silpnesnę šalį, kad šiuos resursus paimti. Šiame pasaulyje tai pastoviai vyksta, mano didžiuliu apgailestavimu. Tai dėja pagrindinė to problema, kad amatininkas tam tikrame periode supranta, kad jis iš gyvenimo į gyvenimą sieks savo šeimyninės laimės, tai amatininkas tam tikrame periode supras, kad tai nepasiekiama svajonė, nes pasireiškiusiame pasaulyje, kaip tokia laimė, ji negali būti pastovi. Sistema sudaryta tokiu būdu, kad jei tu dabar vartoji laimę, tau reikės ją atiduoti, ta ar kita forma. Todėl po laimės ateina visada kančia. Tai jau iš amatininko formuojasi karys arba išminčius, kaip juos vadino šioje teritorijoje, arba kaip juos dar vadina Indijoje, brahmanas. Kai jis supranta, kad laimė šiandien, tai kančia vėliau, ir tokiu būdu, jei jo siela evoliucionuoja iš gyvenimo į gyvenimą, jis gali atsisakyti nuo laimės šiandien, vardant to, kad neateitų pas jį kančia rytoj. Pas karius truputį kita pozicija. Kariai, jie gerokai skuboti. Jie negali daryti ilgalaikių išvadų. Tai yra, jie gali analizuoti informaciją, jau geriau nei vaišių, kurio siekiai nuo laimės prie kitos laimės. O karys supranta, na kaip čia taip, va aš virdžiuosi nuo vienos laimės prie kitos, o atėjo kažkoks Achmetas, bet kokį vardą įstatykite, kuris atėjo ir sukūrė man problemas. Ir aš netekau visko. Žmoną nužudė, vaiką išnaudojo, ne pagal paskirtį ir bendrai košmaras. Ir tada toks žmogus, gavęs tokias kančias,
Ateinančiame gyvenime jis sieks kario kastos. Jis jau supras, kad laimė savo gimtame name, kaip sako Ukrainoje, atėjo priešai, sudegino namus. Ir va, pastebėkite, tai vyksta su reguliariu pasikartojimu, mano didžiuliu apgailestavimu. Bet šiame pasaulyje griovimai reguliariai visuomenėje pasireiškia, kurie atrodytų nori gyventi be vargo. Va kodėl tam tikrame etape iš gyvenimo į gyvenimą žmonės priklauso skirtingoms kastoms. Ir natūralu, atsakau į jūsų klausimą. Priklausomai nuo to, kokie ketinimai buvo pas žmogų, jo atpildas skirsis. Jei kažkoks žmogus nori šeiminės laimės ir staiga pas jį atsiranda kažkoks konkurentas ir šis konkurentas patinka jo žmonai ar jo mylimajai, tai šis žmogus pasakys, taip, aš jį užmušiu, kaip taip, kaip jis išdrįso. Ir jis išreiškia tam tikrus veiksmus to žmogaus atžvilgiu. Jis gauna tam tikrą karmą, nes jis užmušė dėl savo egoizmo. Jei jis užmuša, pavyzdžiui, šį žmogų, jei jis to nedarytų, tai jis nesukauptų šios karmos. Dabar kita situacija. Karys užmuša. Ateina kažkoks žmogus, nori sugriauti visuomenę, kurioje gyvena karys. Ir karys priverstas šią visuomenę apginti. Jisgi atrodytų ne dėl savęs. Jis kovoja už kitus. Tada ir atsakomybės laipsnis už šią žmogžudystę pas karį bus kita. Panagrinėjom trečią situaciją, kai brahmanas yra situacijoje, kur prieš jo akis sužaidžiama kažkokia drama. Pavyzdžiui, kažkokios konkrečios šeimos, kur išdygsta taip vadinamas meilės trikampis. Kaip jūs galvojate, kaip brahmanas į visą tai pažvelgs? Iš šio žvilgsnio panagrinėkime ne meilę, o gerokai dramatiškesnę situaciją. Budos Šakyamūnio laikais buvo mokinys, Maudgal Jajana. Šis Maudgal Jajana sėdėjo savo gimtinėje, kalnuose, užsiminėjo savęs tobulinimu. Ir pamatė ten sceną, kur kalno takelyje susitiko ožka ir jaguaras. Ir šis jaguaras turėjo suvalgyti šią ožką. Bet ožka nepasimetė, išstatė ragus ir iš visų jėgų įsibėgėjo link šio jaguaro. Jaguaras buvo šoke, jis niekada nesitikėjo tokio pasipriešinimo nuo nuolankios ožkos. Jis atšoko ir ožka atitinkamai nuo jo pabėgo. Kai Maudgal Jajana atėjo pas Budą reikiamų laiku, jis uždavė jam klausimą. Buda, aš stebėjau nuostabią situaciją. Ožka, atrodytų kvailas gyvulys, nugalėjo savo drąsa šį jaguarą. Ir Buda jam papasakojo karminės priežastis. Tu žinai, Maudgal Jajana, tai buvo ne visada. Daug gyvenimų atgal, kai aš pats buvau praktiku ir praktikavau taip pat kalnuose, aš taip pat mačiau tą pačią ožką ir tą patį jaguarą. Ir tada jaguaras suvalgė šią ožką. Ožka nutarė su šiuo piktadariu kalbėti geruoju. Jį vedė su juo kalbas, prašė ją paleisti, pagalvoti apie išaukštintus dalykus. Bet jaguarui reikėjo valgyti ir jis suvalgė. Tame gyvenime ožka sukaupė patirtį, kad su plėšrūnais ir parazitais beprasmiška kalbėti. Jie užsitarnavę gerokai adekvatesnės poveikio formos jų atžvilgių. Ir tada išreiškia tokią gerokai adekvatesnę poveikio formą. Atitinkamai išvengė to likimo. Bet žinoma, tai vienas iš pavyzdžių. Jei išminčius, kuris žiūri į visą tai, jis puikiai supranta, kad jaguaras ir ožka, jie gali ateinančiuose gyvenimuose pasikeisti vietomis. Pats blogis šiuo atveju mes nagrinėjame jaguaro poreikius suryti šią ožką. Galima pasakyti, kad iš ožkos žvilgsnio tai blogis, o iš jaguaro žvilgsnio, kuris gal būt atėjo, kad pamaitinti savo vaikus, jaguariukus, tai gaunasi, kad jis atlieka nurodytus įsipareigojimus. Iš jo žvilgsnio tai nėra blogis, tai priverstinė aplinkybė. Teisingai, todėl išminčius, pažvelgęs į šią situaciją, padarys tokią išvadą. O dabar kiekvienas iš jų pergyvena savo karmą. Ateityje jie gali pasikeisti vietomis. Ir šios ožkos vietoje atsiras jaguaras. Ir jaguaras užmušinės šią ožką. Atrodytų taip pat dėl priverstinių aplinkybių. Tame ir yra marazmas pasireiškusių pasaulio.
kad kai vienas žmogus atlieka nurodytus jam įsipareigojimus, pareigas, jis būtinai užlips ant kažko trečio interesų, nesusimastydamas apie tai, kas nuo to gali nukentėti. Neįmanoma dėja įžvelgti visus karminius virpesius, kurie gali pasireikšti jūsų kelyje. Bet jei prieš jūs pasireiškia kažkoks trikampis ar kažkokia kita problema, stenkitės ieškoti pirminiuose šaltiniuose paaiškinimų. Nepriiminėkite kažkokių tai skubotų sprendimų. Pagalvokite, kodėl tai pasireiškia. Galimai, jei jūs išmintingas žmogus, jūs daug įdomaus, smalsaus sužinosite apie aplinkinį pasaulį. Bet kokia karma, vėlgi, ją reikia nagrinėti iš dviejų požiūrių. Tai arba kaupimas tos ateities karmos, arba reakcija tos karmos, kurią tu sukaupiai praeityje. Viena iš dviejų. Jei tu dabar valgai hamburgerį, galimai tu valgai savo kūnus. Nieko gero tame nėra, nes jei tu ėdi tam, kad savo gyvenimą išnaudoti, vėlgi kaip vartotojas, ateityje bus dar daugiau problemų. Blogiausiu atveju, šiuo hamburgeriu būsi tu, tai yra tavo kūną, serviruos į hamburgerį. Ir ta karvė, kurią dabar valgote, valgys jūs ateityje. Galimai, jums ne iki galo aiški prasmė apie tai, apie ką aš kalbu. Reikalas tame, kad jei jūs galite analizuoti įvykius, priežastį ir rezultatą, tai jūs pamatysite daugelio įvykių aplink jūs beprasmiškumą. Šiuolaikiniai žmonės, jie priversti karmuoti, tam, kad ateityje kentėti. Šios minutės malonumai įpiršti žmogui, jie prives prie kančių. Tai pagrindinė šio pasaulio paradigma. Kuo daugiau tu nori vartoti, tuo daugiau tu būsi priverstas atiduoti. Mano didžiuliu apgailestavimu, tie žmonės, kurie sėdi piramidės viršūnėje šiame pasaulyje, jie išnaudoja šį pasaulį, neatsižvelgiant į karmos įstatymus. Tai yra jiems pasaulis, tai baidla, galvijai, kuriuos reikia ganyti, mano didžiuliu apgailestavimu. Aš sprendžiu tik pagal tuos įvykius, kurie išsivynioja aplink. O jei praktiškai ilgą savo gyvenimą mes buvome ne vegetarais. Dabar gavę va šias žinias pasitaisim. Galimai kelis gyvenimus reikės būti karvė. Yra kažkoks metodas pagreitinti šį procesą? Ar yra šviesa tunelio pabaigoje? Ašgi jums jau sakiau, truputį kitame pavyzdyje. Bet žiūrėkite, prašom į savo likimą. Jei jums šiame gyvenime bus galimybė praktikuoti jogą ir pakeisti save, tada yra tikimybė. Jūs deramai jogos metodais pergimsite. Jei pas jūs yra toks šansas, tai sako apie tai, kad tos karvės ir tie paršeliai, kuriuos jūs valgėt, tai visgi buvo jūsų praeitis. Ir šiame gyvenime pas jūs jau kokybiškas vystymasis. Jūs jau galite atsisakyti nuo primityvių dalykų. Tai yra misti savo vienodus, nesusimastydami apie tai, kokias kančias jaučia paršelis ar karvė, kurį žudo. Čia, atsiprašom, reikia būti netolimam. Jei jūs atsisakėte nuo to, reiškia, pas jūs jau yra šviesa tunelio pabaigoje. Jei jūs viską žinodami, tęsite, valgyti, patys suprantate, kokia šviesa jūs privilios. Mano didžiuliu apgailestavimu. Ačiū už atsakymą. Va ši šviesa, aiški. O iš kitos pusės yra žinios apie jogą. Kažkurį laiką užsiemi jogą, o vėliau kasdienė rutina. Ir sunku visą laiką šiame kelyje. Vėl įvyksta atsitraukimas, po to grįžimas. Kaip padaryti šį kelią gerokai stabilesniu? Kaip sakoma, kantrybė ir pastangos viską pertrins. Reikalas tame, kad jūs sakote, atitrūkstate nuo kažkokio tai kelio. Jūs ne pats atitrūkstate. Jei jūs gyventumėte visuomenėje, kur aplink jūs sveiki žmonės, kurie nesukelia kančių kitiems, patikėkite, jums būtų labai lengva gyventi. Bet dėka to, kad aplink jūs yra jūsų karminiai pasireiškimai, jūs priversti perimti svetimus įpročius, svetimus prioritetus ir pergyventi juos. Bet dar kartą pasikartosiu.
Tai jūsų karminis atpildas. Galima pasakyti, tai tam tikras karminis patikrinimas, kuris galimai išves jūs nuo kelio. Arba atvirkščiai, jūs įsitvirtinsite savo sąmoningumo, sveikumo kelyje. Todėl dėkite pastangas. Visi tie sunkumai, kuriuos jums lemta pergyventi, jūs juos pergyvensite. Bet jei jums lemta juos įveikti, jūs juos įveiksite. Sunkumai būtinai bus. Žinote, galima pateikti pavyzdį su rogėm. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate ant kalno. Ir ant šio kalno pagrindinis gyvenimo būdas – sėsti ant rogių ir čiuožti nuo kalno. Tai skaitoma kieta, teisinga ir adekvatu. Atitinkamai, kaip tai vyksta? Užliuliuoja, rėkia, kaip puiku, įsibėgėjom ir lekia nuo kalno į apačią. Atsiranda kažkokie išminčiai, kurie sako, klausyk, kaip tai, o prie ko jūs prieisite? Jūs susimastote? O tie, kurie jau išsibėgėjo, jie jau bijo net sustoti, jie rėkia. Ką jūs? Nustokite. Juk viskas gerai. Protėviai čiuožia ir mes čiuožiame. Viskas normalu. Mes lekiame. Viskas kieta. Bet yra žmonės, kurie susimasto. Prie ko jie prieis? Jie praeities gyvenimuose jau sukaupė patirtį. Prie ko toks gyvenimas priveda? Jie tada nulipa nuo savo rogių ir bando eiti prieš srautą. Ir va, visi tie, kurie lėks pro juos, patikėkite, juos visapusiškai atkalbinės toliau eiti šiuo keliu. Visi su tuo sutinka. Aš taip manau, kaip tik žmogus stojasi ant sąmoningo gyvenimo būdų, 100% aplink jį atsiras žmonės, kurie visapusiškai atkalbinės jį. Mano didžiuliu apgailestavimu, daug šeimų, kur švelniai tariant, užsėda ant žmonių, ant savo giminaičių, jei šis giminaitis nutarė gyventi ne kaip visi, daug pavyzdžių. Jūs taip pat, suaugę žmonės, kaip jūsų tėvai atsineša jūs. Pirmus 2-3 metus pas jūs bus patikrinimas per jūsų giminės. Vėliau, palaipsniui, giminės pereis į jūsų pusę, nepriklausomai, kaip jie atsinešė jūs pradžioje. Taip, pradžioje jūs būsite tokiu atsiskyrėliu, bet vėliau giminaičiai pamatys jūsų kelią. Jei jis bus teisuoliškas, jei jūs blaiviai gyvensite, patikėkite, jie pereis į jūsų pusę. Yra įvairios verslo rūšis, yra įvairūs pinigų uždirbimo metodai. Yra pirminiai šaltiniai, kažkokia informacija apie tai, kokios verslo rūšis priveda prie blogiausios, gerokai sunkesnės karmos. Pats blogiausias verslas – tai gyvų būtybių žudymas, viena ar kita forma. Ar tiesioginis žudymas, ar dvasingumo žudymas žmoguje. Ką reiškia gyvų būtybių žudymas? Tai turėti kažkokius ryšius su mėsos pramonė. Būti įstatytam į šią industriją. Tai labai blogai. Bet nemažesnis blogis. Tai šiuolaikinė pramogų industrija. Kai žmogų skerdžia tiesioginė to žodžio prasme, linksminant jį. Tikrai matėte, dabar per televizorių suka įvairias pramoginės programas. Man atrodo, tai vadinasi Comedy Club, kur žmonės naudoja visiškai debilišką humorą, kad linksminti kitus žmonės. Tai praktiškai žudymas. Tai, ką jie daro, ir jei pagal raštus egzistuoja specialus pragaras aktoriams, kurie linksmino kitus. Pragaras, realus pragaras. Nes jie prisijama jų gyvenimo energiją, mano didžiulio apgailestavimu. Nieko geru aktoriams tai nesibaigs. Jei aktorius propaganduotų kažką sveiko, blaivaus ir adekvataus, galimai tokie aktoriai irgi yra, tai jie tokį rezultatą ir gaus. Todėl negalima sakyti, kad kažkokia specialybė to pačio aktoriaus, ji visiškai bloga. Jei šis aktorius neša gerovę žmonėms, tai ši gerovė jam ir grįž. Grubiai tariant, jūsų verslą ir veiksmus galima privesti prie tokios formulės. Daryk tai, ką tu nori, kad grįžtų tau. Jei jūs tai darysite ir būsite patenkinti savo veiklos vaisiais, drąsiai pirmyn, jūs visą tai gausite. Įdomus dar klausimas apie kompiuterinės technikos pardavimą. Aišku, kad iš vienos pusės, dėka kompiuterinės technikos, mes dabar matome jūs. Ir dėka tos pačios kompiuterinės technikos
Kaimyninėme kaime vaikas landžioja neteisingose tinklapiuose. Čia bliauna tokia labai įdomi šiuo požiūriu, kad parduodant tą patį verslo šeimininkas galvoja, kad viskas normalu. Ar jis neša kažkokią karminę atsakomybę dėl to, kad kompiuterinė technika naudojasi neteisingai. Pažvelkite į rezultatą, kurį šis žmogus duoda šiame gyvenime. Jei į sergančią visuomenę duodamas instrumentas, neutralus instrumentas, bet ligota visuomenė naudoja šį indą, švelniai tariant, kenkia pati savo. Gaunasi kažkokią karmą žmogus bus priverstas sukaupti. Iš kitos pusės, jei šis instrumentas naudojamas visuomenės geroviai, tai iš vienos pusės ir iš kitos, kaip žinote, ant svarstyklių juodi ir balti akmenys. Kažkas atneš šiam žmogui juodus akmenis, bet kažkas atneš ir baltus akmenis. Kažkas atneš juodus akmenis, nes jis padarė blogį šio kompiuterio pagalba. Bet kažkas atneš ir baltus akmenis, nes jis padarė gerovę šiam pasauliui ir aplinkiniai realybei. Jei jis naikina save, tai skaitykite, kad jūs tą patį darysite su savimi ateinančiame gyvenime. Bet kuriuo atveju savininkas neša pasekmes už tai, kaip neutralių instrumentų naudosis. Taip, dar kartą pasikartosiu. Prašom, sprendinį reikia daryti dviem aspektais. Tai arba ateitis šio savininko, ar praeitis šio savininko. Jei jis ateityje jau bus degeneratu, na įsivaizduokite, ką aš vadinu degeneratu šiuo atveju. Tarkime, žmogus, kuris užsižaidė su kompiuteriniais žaidimais, kuris užkybo ant pornografijos, kuris kvailai degina savo gyvenimą. Ir jis degraduoja, tai akivaizdu. Nes tokia gyvenimo forma, tai priklausomybė, tai praktiškai narkotikas. Kaip jūs galvojate, kokį rezultatą gaus toks žmogus savo gyvenimo pabaigoje? Abejotinai jis vystysis, abejotinai jis deramai pergims. Tai va, kaip jūs sakote, šios įmonės savininkas, kuris padeda tokiems žmonėms degraduoti, jei jis praeityje buvo tokiu degradantu, tada jis atiduoda. Tai atpildas. Tai yra jis priverstas tai daryti. Bet blogiausias variantas, jei jis ateityje priverstas bus visus šiuos gyvenimus pergyventi. Tada jūs įsivaizduokite, ką reiškia degraduoti. Kažkoks buvo normalus žmogus, bet pas jį buvo bloga karma, degradacijai. Jis pradeda degraduoti su šio kompiuterio pagalba. Kai jis degradavo, jis blogai pergims, nes visą gyvenimo energiją jis atidavė į kitą realybę. Kai jis blogai persikūnys, jis papuolė į apatinį pasaulį, galimai ateityje, kada nors jis taps kitu žmogumi. Tai yra tai labai didelė problema. Ir kai jis taps žmogumi ateityje, pas jį bus tam tikras šansas. Ar sėsti prie šio kompiuterio žaidimo, adata, tai pasakius, arba nesėsti. Ar žiūrėti pornografiją, arba nežiūrėti. Pasirinkimas kaip ir yra, o jo praeiti poelgiai nulėmė. Darykite, prašom, kitam tai, ką jūs norėtumėte, kad darytų jums. Ir antras momentas, jei net pas jūs kažkokia įmonė, kuri neša galimai kažkokią nedorovingą veiklą aplinkiniam pasauliui, pasitenkite pinigus, kuriuos jūs uždirbate, maksimaliai efektyviai naudoti šio pasaulio prabudime. Paaiškinsiu, kame esmė. Patys pinigai – tai energija. Tai, kur jūs įdėsite pinigus, neš tam tikrą rezultatą. Jei jūs jau priversti kaupti tam tikrą karmą, jei jūs galėsite rezultatus savo gyvenimo įdėti maksimaliai efektyviai kitiems žmonėms, tai baltų akmenukų atsiras daugiau. Investuokite pinigus į žmonių aplink prabudimą. Ir galimai jūsų gyvenimas pasikeis link gerumo. Jūsų gyvenimas taip pat svarbiausias jūsų karmos matas. Be to, tai gali būti ne visada akivaizdu, pirmų momentų. Jei pas jūs gyvenime viskas puiku, nuostabu ir piniguose jūs maudotės, kaip sako, ir viskas tiesiog laimė, 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 tai skaitykite, kad pas jūs viskas labai ir labai blogai.
Tai gali būti paradoksas, bet tame ir yra tiesa. Kas, jei žmogus pergyvena pasiturėjimą ir sėkmę, tai priešaušris to, kad bus labai dideli sunkumai po kurio laiko. Tai ne aš sugalvojau, tai dievų taisyklė. Jei pas žmogų yra tapasas, su kuriuo jis pergimsta, tai yra tam tikros jėgos, kurios suinteresuotos šiame tapase. Jos, kai išryškina materialią gerovę, puikiai mylinčią šeimą, puikius vaikus, jūs nepatikėsite, bet tai ženklas, kad jūsų tapasas liepsnoja. Dar kartą pasikartosiu, nes iš mano žodžių gali būti, švelniai tariant, pačios plačiausios išvados. Jei pas jūs dabar viskas gerai, tai ruoškitės tam, kad po kurio laiko bus blogai. Ir iš kitos pusės, jei jūs einate patiriant tam tikras problemas, sunkumus, skaitykite, kad jūs jau ropšėtės į viršų. Tai yra pirmas atvejas, kurį apžvelgiau. Šie žmonės dar ant rogių čiuožia į apačią. Antru atveju, kai pas žmogų sunkumai, jis ropšėsi, sako, kad jis kelyje į kitą pusę ir kažkokia klasifikavimo sistema yra žmonės, kurie atlieka karmos diagnostiką. Nesiginčiju, galimai kažkas tai daro, kažkam sekasi. Bet mano nuomonė, nebus maksimaliai teisinga pasikliauti kažkieno nuomonę, kažkokio trečio asmens, kuris jums kažką pasakys ar parašys. Pažvelkite, kaip jūs gyvenate, pažiūrėkite, kur jūs, prie kokių rezultatų judate ir yra tikimybė, jūs daug suprasite, kas jūs iš savęs esate šiame vystymosi momente. Ateityje galimai tai pas jūs pasikeis. Geriausias pasirinkimas tai joga. Absoliučiame supratime pabandykite prisiminti savo praeitus gyvenimus. Jei tai gausis, skaitykite, jums neapsakomai pasisekė. Nes jūsgi žinote, net žinant, kas yra gerai ir kas blogai, žmogus vis vien, kai kada daro poelgius, dėl kurių vėliau galvoja. Kam? Kodėl? Aš tai padariau. Susidūrėte? Tikrai. Tai va, net jei jūs būsite visiškai teisuolišku žmogumi, jūs gyvensite šventai, bet visgi jūs gali tam tikros jėgos išnaudoti savo geroviai, jūsų pasipiktinimui. Ir šios jėgos yra pakankamai galingos. Va tam, kad jūs negalėtų išnaudoti ir rekomenduojama atsiminti savo praeitus gyvenimus. Jūs turite ištraukti iš savo vidinio pasaulio tai, kas nepajudinamai jums duos tvirtą fundamentą. Tai yra, jūs žinosite, kad tai nepasakos, praeiti gyvenimai, tai realybė, kuri leis jums gerokai sąmoningiau gyventi šiame pasaulyje. Ir jūs maksimaliai atsakingai žvelgsite į savo poelgius. Tai praktiškai kaip antibiotikas nuo pykčio, kuris pas jūs gali ateiti ateityje. O kad praeitus gyvenimus atsiminti, tam ir egzistuoja joga. Galimai, jei jūs skaitote žurnalus ir kažkokius straipsnius apie tai, kaip praktikuoti jogą, tai yra visuomenėje jogos supratimas, tai lenktis ant kilimėlio, vaikščioti reguliariai į salę, gauti tam tikrą gerovę kūnui. Bet iš esmės joga tai savęs pakeitimas vidinėme lygyje. Tai yra, kai žmogus stengiasi išsiaiškinti, susitvarkyti su savimi. Ir visa tai įmanoma. Yra puikiai jogos stovykla, aura. Jei galite sau leisti, aš žinau, iš Jekaterinburgo važiuos bičiuliai į stovyklą. Ten yra geros galimybės pačio savęs pažinimui. Galimai, jei jūs nesusidūrėte su savo praeitais gyvenimais, patikėkite, jūs nors pažvelgsite į save gerokai blaiviau. Kas jūs toks? Iš tikrųjų, kokius tikslus jūs siekiate, ant kiek šie tikslai atneš jums laimę. Todėl dviem žodžiais aš negaliu atsakyti, kaip diagnozuoti savo karmą. Kaip variantas, dar tai jūsų kūnas. Jūsų kūnas tai jūsų karmos atspindys. Atitinkamai, jei jūs turite sukauptą ligotą kūną, skaitykite, kad karma jau pas jūs yra. Labai geras pavyzdys. Atsisėskite porai valandų su užmerktomis akimis. Pabandykite pažvelgti į savo vidinį pasaulį. Ir jūs su nustebimu aptiksite, kad jūs nesugebate 2 valandas išsėdėti.
Pas jūs atsiras masė priežasčių, kad užsiimti bet kuo. Pas jūs nėra ramybės viduje, mano didžiuliu apgailestavimu. Tai taip pat jau karma. Jūs aptiksite, kad jūsų protas apsprendžia jūsų vystymosi lygį, o jūs priversti judėti ten, kur jūs protas traukia. Ir dažniausiai tai taškai, kur jūs abejotinai gausite laimę. Gaunasi, kad kuo daugiau praktikuoji jogą, tuo daugiau problemų gyvenime atsiranda. Ne visai taip. Tam tikrame etape problemos atsiras. Jūs kada nors važinėjote su mašina ar su lėktuvu? Skraidėte? Jūs pastebėjote, kad kai lėktuvas didina pagreitėjimą ant kūno, toks spaudimas. Tiesiog į nugarėlę įspaudžia. Ir kuo greičiau lėktuvas įsibėgėja, tuo stipresnis spaudimas atsiranda. Kaip tik jūs pakilote, viskas komfortiška. Spaudimas prapuola. Tai jei jūs jau judate tam tikrų greičių, viskas gerai. Todėl jūsų klausime ne visai konkrečiai išstatyti akcentai. Sunkumai atsiranda, kad jūs patikrinti. Šie sunkumai, grubiai tariant, na geriau su pavyzdžiu, primityviu, bet paaiškinsiu. Jei pas jūs jau sukaupta karma ir priversti pergimti į apačią, tai tam tikrus tarnybos jau sudomintos, kad jūs išeitumėte pagal paskirą į apačią. Todėl, jei jūs stojate ant jogos kelio, tai šios tarnybos statys jums tam tikras kliūtis, kad jūs jogą neužsiminėtumėt, o ryškiai pas jūs būtų uodega, tokio tai ilgio. Jūs gyvulių gyvenime tiek tai kartų griaužtų, žudytų, prievartautų ir bendrai atlikinėtų tai, kas jums lemta pagal karmą pergyventi. Jei jūs įveiksite šias jėgas, reiškia pas jūs karmą viską nugalėti. Todėl sunkumai, kurie atsiranda kelyje, iš vienos pusės tai patikrinimas, o iš kitos pusės tai jau normalu, kad jūs siekiate savo gyvenime į savižudybę, bet įprastas gyvenimas, aš vadinu įprastu žmogaus gyvenimu, kuris gyvena kaip visi, tai praktiškai savižudybė. Jei jūs veržiatės į savižudybę, o vėliau pasukote vektorių į priešingą pusę, tai kaip jūs galvojate? Jūsų veržimasis bėgti į kitą pusę kažkaip įtakos į tai, kaip jūs gyvensite ateityje. Na gerai, kitas pavyzdys. Jūs važiavote su mašina į vieną pusę ir ten bedugnė. Jums pasakė, kad draugė, sustok, ten bedugnė. Jūs susidurinėjote su bedugnė, nes jūs patikėjote į tai, ką jums sako. Jei pas jūs nebūtų praeitų gyvenimų patirties, jei jūs nežinotumėte, kad įprastai toks draugiškas socialinis gyvenimas priveda prie kolosalinių problemų, jūs niekada nepatikėtumėte ir į šią bedugnę papultumėte. Jūs apsukote savo automobilį, pradėjote judėti į priešingą pusę. Suprantama, ant jūsų užgrius karminis krūvis. Tai normalu. Nugalėsite, vystysitės. Nenugalėsite, na nieko nepadarysi. Tai pasakius, išduos uodegą bendrai. Pergyvensite tai, ką priklauso pergyventi pagal jūsų karmą. Yra energijos kaupimo metodikos. Jogos stovykloje Aura bičiuliai reguliariai naudoja. Kai rašoma tam tikra programa, pažvelgti į save. Tai yra, reikia sukaupti energiją ir tam tikromis metodikomis pasinerti į savo vidų ir praeiti per vidinį pasaulį, pradžioje į savo gyvenimo momentą ir vėliau prasideda pats įdomumas. Vėliau jau išplaukia gyvenimai, kuriuos jūs pergyvenote. Metodikos nėra prasmės pasakoti, nes atvažiuokite. Jums paaiškins gerokai kompetentingesni žmonės. Nei aš dabar. Paskaitoje papasakosiu vieną iš metodikų. Metodikų gali būti daug. Svarbiausia – energijos išsaugojimas ir siuntimas šios energijos į savo vidų, kad supraskite patį save. Išstudijuokite save ir gerokai geriau suprasite tą, kas buvo iki jūsų gyvenimo. Tai yra, kuo jūs buvote iki savo gimimo. Kaip kaupti tapasą skirtingiems žmonėms skirtingai. Jei jūs amatininkas, verslininkas, pavyzdžiui, pasitenkite maksimaliai gerai atlikinėti savo pareigas. Duokite visuomeniai
maksimaliai gerą savo veiklos produktą. Tada jums grįž padėkos. Šias padėkas, jei jūs užsiminėsite jogą, jūs galėsite transformuoti į gerokai subtilesnę energiją. Va ši gerokai subtilesnė energija ir gali būti tapasu jūsų ateinančiame gyvenime, bet su sąlyga, kad jūs nepilnai kvailas žmogus. Tai jūs tada nekeisite tapaso malonumams, geroviai, ambicijoms ir kažkokiems kitiems daiktams, kuriuos jums tame pasaulyje norėsis realizuoti. Tada šį tapasą jūs galėsite pakeisti į šią energiją, savęs tobulinimuisi. Ir jį tik kaupsite. Galimai jums ne visiškai aišku. Tiesiog turėkite mintyje. Tiesiog gauti padėkas, to dar maža. Jei ateityje jums Maras sudarys sąlygas, kur pas jūs viskas bus puiku ir nuostabu, tai jūs pradeginsite visas tas padėkas, kurios pas jūs buvo. Ir jogų tikslas iš vienos pusės surinkti padėkas ir ištraukti iš šių padėkų pačią svarbiausią substanciją, taip vadinamą tapasą, kurį ateityje iš vienos pusės galima pradeginti, būnant kvailų žmogumi. Privesiu jums pavyzdį. Žmonės, kurie šiame pasaulyje daug turi, tai tik tapaso dėka. Jie degina dabar tapasą ir liks prie sudužusio lovio, mano didelio gailestavimu. Ir jiems reikės viską nuo nulio pradėti. Tik tuo atveju, jei jūs naudosite tapasą savęs tobulinimuisi, va tik tada tai turi prasmę užsiimti tapaso kaupimu. Priešingų atveju jį pas jūs paims. Tai lygiai grečiai tam, kad įsivaizduokite, jūs žinote, kad visuomenė pas mus ligota. Ir yra žmonės, kurie leidžia pinigus. Įsivaizduokite, kad pinigai, kuriuos jūs uždirbate, jūs saugosite pas save prie lango. Na, nei neišinėsite šiuos pinigus namo, o dėsite juos prie lango. Aišku, kad atsiras žmonės, kurie panorės pasinaudoti jūsų pinigais. Su tapasu daugmaž ta pati situacija. Kiek jūs nesukaupėte padėkų, jei mes nagrinėjame vaišių, jei jūs jas kvailai sudidinėjate kažkur, jas pas jūs 100% paims. Va čia ir būtina joga, kuri jūsų padėkas konvertuos. Aiškiai, aš tikiuosi paaiškinau. Tai mes nagrinėjome amatininkų pavyzdį. Karių mes nenagrinėsime, kadangi abejotinai tarp klausytojų yra karių, kurie atlieka savo pareigą pagal sąžinę ir garbę. Panagrinėsime tada tuos žmonės, kuriuos galime priskirti prie brahmanų. Dėstytojai, kurie, sakykime, duoda žinias, jiems tapaso kaupimas. Tai konvertacija tos vidutiniškos energijos, kurioje jie sukasi, ir pakeitimas jos į gerokai subtilesnę. Ką aš turiu mintyje? Jogos dėstytojas bendrauja su skirtingai žmonėmis. Pas juos vyksta apsikeitimas energijomis. Ir dėstytojo pareiga palaikyti savo energiją atitinkamame lygyje. Tai reiškia, jei pas jį pasikeitė stiprią energiją, jei pagal spalvų gamą sulyginti, įsivaizduokite, kad jogos dėstytojas turi būti permatomu, baltu, švariu. Jis turi būti neutraliu. Jie neturi būti apteplioti jokia spalva, nes įsivaizduokite, dėstytojo aura staiga tapo žalia. Tai lygiavertiška, kad akinių stiklus nudažė žaliai. Ir jis per žalius stiklus pradeda suvokti realybę aplink. Ar galės šis jogos dėstytojas adekvačiai vertinti situaciją aplink? Jisgi viską mato. Žalia spalva. Reiškia, jis savo sprendimuose darys klaidas. Reiškia, jis karmuos. Jogos dėstytojo užduotis tai visada, kokia spalva jį nenudažytų, grįžti prie permatomos. Tik tada jis galės adekvačiai priimti realybę. Tai jo tikslas. Tada padėkos, kurias jis konvertuos per savo praktiką, ateityje jam maksimaliai padės. Aš atsakiau į klausimą apie tapasą. Tikrai pas jūs atsirado kažkokie klausimai, nes ką aš papasakoju, tai greičiausiai yra už jūsų suvokimo ribų. Tai yra jūs nepripratote galvoti tokiomis kategorijomis. Jei pas jūs yra kažkokios abejonės ir nesuvokimas iki galo, prašom, uždavinėkite klausimus. Ar yra tapasas sielos dalis? Спрашивают, что такое
Kas tai iš esmės pagrindu? Galima pasakyti, kad jei paimti živatmą, substanciją, kuri pergimsta iš kūno į kūną, jie apgaubta tam tikrų energijos sluoksnių. Tai jau galima pavadinti sielą. Nes žmogaus siela, arba atvirkščiai, nebuvimas šios sielos ir apsprendžia, kaip žmogus gyvens. Siela tai tam tikras faktorius, kurį žmogus augina. Yra raštuose supratimas. Dvasiniai žygdarbiai. Dvasiniai žygdarbiai, taip vadinama siela, diakoninė kūna. Šis kūnas, siela, plečiasi dvasinių žygdarbių sąskaita. Atitinkamai, ši siela, jei ji turi tapasą, ji gali gerokai adekvačiau gyventi šiame pasaulyje. Ar bet kokiame kitame pasaulyje, ten, kur jį pasireikš. Todėl taip, siela turi tapasą. Tapasas apgaubia šią sielą. Yra supratimas, besieliai žmonės, šiurkštus, beširdžiai. Kaip juos dar vadina? Tai dažniausiai jaunos sielos, kurios neturi jokių dvasinių žygdarbių, kurios priprato iš gyvenimo į gyvenimą gyventi kitų sąskaitą. Jūs galite pažiūrėti aplink save. Tarp savo pažįstamų pasistengkite atsiminti žmonės, kurie karmuoja. Jie karmuoja, nes nesupranta, ką daro. Pas juos nebuvo patirties. Jie netiki, kad yra bedugnė. Todėl juda drąsiai prieš jos prarajos. Turi teisę, kaupia savo patirtį. Didžiosios, nusipelnusios sielos skaitumus, jos visą tapasą kaupia ir visą pilnai atiduoda. Budizme yra toks supratimas – bodhisattvos. Bodhisattvos – tai žmonės, kurie gyvena pasireiškusiuose pasauliuose, bet deda maksimalias pastangas, padedant žmonėms prieiti prie tam tikro stabilumo, tam tikros ramybės. Negaliu už visus bodhisattvas. Jų daug ir jie skirtingi. Esmė tame, kad yra tokia nuomonė, kad bodhisattva, kai išeina iš kažkurio pasaulio, jis išdalina viską, atsilaisvina pilnai nuo tapaso. Jis jį duoda kitų prabudimui maksimaliai, o į ateinantį gyvenimą jis išeina pilname nulyje. Jis turi tik praktikos patirtį ir atkaklumą, įveikime kažkokių sunkumų. Jis kiekviename naujame gyvenime pradeda nuo nulio. Tai yra gimsta sąlygose, truputį žemesnėse nei vidutinės. Ir tiesiogiai nuo nulio sau viską daro. Stojasi ant jogos kelio, pasiekia maksimaliai. Tai jo kredo. Tokiu būdu jis nebijo įeiti į Maros pasaulį, į pasireiškusį gyvenimą. Nes kai jis ateina su nuliu, Marai nėra ko paimti. Mara negali panaudoti jo energiją pramogom, malonumams, to pačio žmogaus. Tik tada jogui, bodhisattvai, įmanoma prabusti. Atitinkamai negalima pasakyti, kad tapasas tai kažkokia sielos savybė. Ji gali būti, ar jo gali nebūti. Bet jei pas žmogų yra gabumas praktikai, tai jis bet kokiame pasaulyje, jis iš naujo uždirbs. Kaip išlikti švariu, nesusiliečiant su šiuo pasauliu, nes apsikeičiame energijom, savybės gauname tu, su kuo apsikeičiame energijomis. Kad laikyti save aukštame lygyje, jei energijos nepakanka, kaip su tuo būti? Tai labai gerai, kad jūs turite galimybę susiliesti su šiuo netobulu pasauliu. Prašom, pabandykite mane suprasti teisingai. Įsivaizduokite, pas jūs šiltnamio sąlygos. Jūs gyvenate tobuloje visuomenėje. Pas jūs viskas gerai. Pas jūs yra kažkoks išsivystymas, kažkokią energiją jūs eikvojate savo vystymuisi, praktikos patirties, gavimo šios patirties. Įsivaizduokite idealistinę situaciją. Pasaulis pilnai pasaulis, kur savęs tobulinimasis įvairiomis metodikomis yra pirmoje vietoje, materialūs kažkokie poreikiai yra antroje vietoje. Tai va, reikalas tame, kad evoliucija, jūsų patirtis ir jūsų sielos brendimas galimas tik tuo atveju, jei jūs
susiliesite su netobulu pasauliu. Kiekvieną kartą, kai jūs įveikinėjate šio pasaulio netobulumus, jūs gausinate savo sielos savybės. Prašom, supraskite teisingai, tai natūrali jūsų augimo forma. Tas pasaulio netobulumas, tas žmonių netobulumas. Atvirkščiai, dėkokite už tai, kad jūs susidurite su netobulais žmonėmis. Priešingų atveju pas jūs nebūtų jokio augimo, būtų stagnacija. Kaip tokia pati joga taip pat naudoja tapasą. Supraskite, jei jūs praktikuojate jogą dėl jogos, jūs nieko geru neužbaigsite. Tai bus aklavietė. Joga numanoma adekvačioje formoje. Tik tuo atveju, jei pas jūs yra energija, kurią jums galima pakeisti su jogos pagalba. Va tada joga ir būtina. Jei pas jūs aplink nėra negatyvios energijos, kurią jūs galite pakeisti, jūs ateisite į aklavietę su tos pačios jogos pagalba. Galimai visą tai, apie ką aš jums dabar sakau, ne vidutinės statistikos jogui ar jogos vartotojui, kuris užsiema dar kol kas jogą savo kūnui. Tai supranta tik tie žmonės, kurie ne vieną gyvenimą yra šiame kelyje. Nes pati joga tai instrumentas, kuriuo daugelis praskelia savo kaktą. Todėl siekite ne švarumo, o prie savo gyvenimo teisingumo. Stenkitės maksimaliai efektyviai atidavinėti savo energiją tiems žmonėms, kurie pagal karmą pas jūs atėjo. Nebijokite, kad aš va toks švarus, o va šie dvasiniai išsigiminiai. Supraskite, jie gali pas jūs ateiti tik tuo atveju, jei jūs pasiruošę, kad jie pas jūs ateitų. Jie ateina pagal karmą. Kodėl aš taip tvirtinu? Man dėja, dabar reikės pasakyti jums vieną koncepciją, kuri galimai išaugs labai daug ginčų. Bet pagal raštus šis pasaulis, kuriam mes su jumis randamės, jis sukurtas bendrai savęs tobulinimuisi. Ir tas netobulumas, kurį jūs dabar stebite, jis ir išreikštas tokiu netobulu, nes tai būtina jums jūsų augimui. Jei pas jūs nebūtų būtinumo visą tai pergyventi, visą tai nebūtų išreikšta. Yra vienas įdomus faktas. Va bent apie tai, kodėl šis pasaulis, Saha, kaip jį vadina, tai yra mūsų planeta Žemė. Kažkas sako, Madgard, Žemė, kažkas kitaip vadina. Bet pagal raštus, kurie atėjo iš išminčiaus Šakija, šį pasaulį vadina pasauliu Saha. Va šis pasaulis Saha iš jogos žvilgsnio neįtikėtinai tobulas. Ir ten buvo toks precedentas, kai iš gerokai tobulesnio pasaulio išminčiai pažiūrėjo į šį netobulą pasaulį. Iš kitos planetos išminčiai pažiūrėjo, kaip šioje planetoje gyvena. Ir jie nepaprastai nustebo. Kaip taip? Kaip jie dar turi gebėjimą vystymuisi? Neįtikėtina. Toks netobulas pasaulis. Ir pas Budą buvo vienas mokinys, Šariputra. Jis pagalvojo, jei šis pasaulis toks netobulas, tai tikriausiai išminčius Šakija buvo savo praeituose gyvenimuose netobulas, jei pas jį išreikštas toks netobulas pasaulis. Ir tada Mandžūri atsakė Šariputrai, nes Mandžūri turėjo gebėjimą suprasti mintis kitų gyvų sutvėrimų, kurie šalia jo randasi. Ir jis išgirdo Šariputros mintis ir vietoj Budos atsakė Šariputrai sekantį. Šis pasaulis netobulas, bet dėl to, kad šis pasaulis skirtas sieloms, nesugebančioms suprasti nieko kito. Tai jis išreikštas taip, kaip tai gali priimti šios sielos. Jei šį pasaulį padaryti truputį tobulesniu, tai apdegintų netobulas sielos savybės. Įsivaizduokite tokią situaciją, kad pasaulis aplink apgyvendintas žmonėmis iš viršelio, visokiamis manikiūrininkėmis, glamūrinėmis. Va, įsivaizduokite, pilnai glamūrinį pasaulį. Ir įsivaizduokite šiame pasaulyje tam tikrą kategoriją žmonių, kurie nebus glamūriniais. Pas juos šis glamūrinis pasaulis greičiausiai išaugs atstumimą pas tuos žmonės, kurie nesugeba pas jį ateiti. Išversiu į sutrų kalbą. Esmė tame, kad netobuloms sieloms ir pasireiškia pasaulis tokiu, kokiu jos sugeba jį priimti. Jei čia pakeisti deguonies santykių procentą
anglies dvideginio ir kažkokių kitų ingredientų, tai galimai žmonės negalėtų gyventi. Pasaulis lygiai toks, kokio užsitarnavome. Ir jums, jūsų jogos kelyje, ateidinės lygiai tie netobuli žmonės, kurie jums būtini šiame kelyje pergyventi. Tai pamoka arba rokas. Tai yra, ką aš turiu mintyje. Jūs šį bendravimą įveiksite, sukaupsite patirtį ir eisite toliau. Arba jūs neįveiksite ir liksite tobulėjimo kelyje. Bendravimas su kažkuo sustabdys jūs jūsų kelyje. Reiškia, tai jūsų karma. Reiškia, tai jūs buvote toks netobulas. Kad šis globalinis netobulumas atėjo pas jūs į svečius. Dabar su tokiu klausimu mes priėjome prie paskutinės dalies. Kokie praktiniai patarimai gerinant jūsų situaciją? Praktikos kelyje. Kaip pagerinti savo kelią, kad jūs galėtumėte evoliucionuoti. Bent jau pas mus buvo tokia pareikšta tema šiame seminare. Jūsų kelias apspręstas iš vienos pusės jūsų pozityvia karma ir jūsų negatyvia karma. Tai, ką pozityvaus jūs sukaupėte, įtakos tai, kaip jūs judate. Tas negatyvumas, kurį jūs sukaupėte, įtakos, per kokias kliūtis jums reikės praeiti. Negalima žiūrėti jogo gyvenimą kaip vieną atskirą dalį. Va jūs gimėte, jūs pavadino šiame gyvenime, pavyzdžiui, Denisu. Ir jūs evoliucionuojate. Denisas tai laikinoji sudėdamoji, kuria buvo pavadinta Živatma, kuri pergimsta iš gyvenimo į gyvenimą. Tai, kokias pamokas jūs praeisite šiame gyvenime, įtakota to, kaip jūs elgėtės praeityje. Sukėlėte jūs kažkam iš praktikų problemas. Dabar atsistojote ant praktiko kelio, jums kels problemas. Padėtinėjate jūs kažkam savęs tobulinimosi kelyje, jums padėtinės. Tai yra, jūs gausite lygiai tai, ką patys sukūrėte. Atitinkamai, pasistengkite tada deramai žiūrėti į realybę, aplink, blaiviai ją vertinti ir jokių būdų neverkti, kaip jums sunku. Dėkite nuoširdžias pastangas tame kelyje, kuriuo jūs einate, iki jūsų išminčiai darė neįtikėtinus žygdarbius. Žinote, kai man tampa sunku šiame kelyje, aš visada atsimenu. Mano vaikai, kai kada džatakas klauso. Ten džataka apie vieną carą, kuris buvo viso pasaulio valdovas. Pas jį buvo viskas. Tai yra, jis valdė viskuo. Pas jį nebuvo jokių varžovų. Jis pasiekė viršūnę savo galios ir didybės. Bet jis buvo nepatenkintas. Jis suprato, kad tai ne tai, ko reikia siekti. Bet kas materialaus anksčiau ir vėliau suirs. Tada šis caras pradėjo ieškoti tam tikrus dvasinius dydžius. Jis surado išminčių, kuris turėjo šias savybės. Bet šis išminčius pasakė jam sekantį. Paklausyk, tu toks žmogus, kad jei aš šiaip savo pasakysiu, tau šį įstatymą, tu nesugebėsi jį priimti. Kad tau šį įstatymą gauti, tau reikia kažką atiduoti. Ir atiduoti materialų dalyką tau labai lengva. Tai yra pas tave didelis kiekis turtų. Tu gali man atiduoti turtus, bet tai nebus svarbu tau. Tai bus lygiavertiška tam, kad pas mane yra vandenynas smėlio. Ir tu man duosi daug šio smėlio. Va ir kas, kad tu davei daug. Pas tave vandenynas liko. Jokio nuopelnų nėra. Tam, kad tu suprastum reikšmingumą to, paimk ir padaryk iš savo kaulo plunksną ir iš kraujo rašalą. Užrašyk šias eilės savo krauju, savo kaulu. Va tada tau tai bus reikšminga. Tai vienas iš pavyzdžių. Aš žinoma, jokių būdų neraginu jūs daryti kažką panašaus. Tai kaip ir kvintessencija išprotėjusio požiūrio į gyvenimą pateikiama šioje džatakoje. Arba kitas pavyzdys, kur Buda pasakoja savo mokiniams, kai pirmą kartą jis susitiko su savo, aš net nežinau, kaip jį pavadinti. Vardas jo Devadata, tai siela, kuri kaip Budos antagonistas iš gyvenimo į gyvenimą pergimsta šalia Budos ir visada stengiasi padaryti bjaurastį Budai. Toks Budos antonimas. Kopšus, savanaudis, egocentriškas, na bendrai, genialus žmogus. Tai va, jis susitiko
su juo pirmą kartą, kai Buda buvo Čakravartinu. Jis valdė viską, jis valdė visais pasauliais, bet jis suprato, kad tai viskas anksčiau ir vėliau pasibaigs. Todėl jis metė šūkį, kad atiduos daug ką materialaus ir atsiras kažkoks išminčius, kuris nušvies jį. Ir toks išminčius atsirado. Jo vardas buvo Asita. Tai buvo labai senai. Šis išminčius atėjo pas jį ir sako, aš duosiu tau šį įstatymą, bet jei tu man tarnausi 1000 metų. Ir tada šis karalius paliko viską ir 1000 metų buvo šio išminčiaus tarnas. Ir išminčius davė įstatymą tam tikrą, kuris pastatė taškus išorinėme ir vidinėme Budos pasaulyje. Tiksliau, atsiprašau, aš apsirikau, aš pasakiau, iš įpratimo, jis pasakė ne įstatymą, jis jam atvėrė konų supratimą. Jis jam paaiškino, kas yra karma, tam tikrus labai svarbius dalykus. Nes pats įstatymas, jis neišleidžia už savo ribotumo ribų, mano didžiuliu apgailestavimu. Ką daryti tiems žmonėms, kurie skaito, kad jie yra varnų sandūroje, skylės ten. Ir va, kaip jiems apsispręsti, kurgi jiems dabar judėti. Taip, tai visiškai normalu, kai žmogus gali per vieną gyvenimą pergyventi kelias varnas. Tai normalu. Bet pagalvokite, ko jums labiausiai norisi. Ten ir judėkite. Yra žmonės, kurie teikia pirmenybę kažkam tai. Pabandykite, jei jūs dabar protu suprantate, kad visgi žinios tai yra kieta ir geriau aš davinėsiu žinias žmonėms. Pabandykite, galimai pas jūs gausis. Bet jei pas jūs bloga karma, jūs niekada šiame kelyje neužsilaikysite. Jūs arba sugundys, arba užkraus taip, kad nei kito bus. Viskas labai griežtai reguliuojama šiame pasaulyje. Todėl jūsų varnos pasirinkimas, žvirblis, žinoma, galėt pasirinkti, kur skristi, bet yra labai daug faktorių, kurie paveiks, atskris jis tenai, ar ne? Kas yra kundalinė energija? Yra bendra koncepcija. Yra geros kryptis kundalinė jogos, kurios stumia šią teoriją. Turi teisę. Jei kažkam tai lemta pergyventi tam tikrus dalykus, jie juos pergyvens. Ši energija, kuri principe jums neturi tiesioginio ryšio, kaip mes su jumis kalbėjome apie tapasą. Jei pas žmogų yra energija, jį jam gali ženkliai padėti gyvenime. Bet jei žmogus nepasiruošęs šiai energijai, tai bus sunku. Aš jums papasakosiu vieną atvejį. Daug metų atgal aš susidūriau su kundalinė energija. Pas mane buvo viena gera pažįstama. Ji muzikantė, pakankamai žymi muzikantė, kuri grojo su vienu instrumentu. Ir vedė labai aktyvų gyvenimą. Tai yra pas ją buvo daug koncertų. Dienotvarkė surašyta nuo iki. Ji užsiėmė jogą. Ir praktikuojant jogą, atitinkamai, dedama tam tikras pastangas, kad pasiekti tam tikrus rezultatus, kažkaip kartą jie atbėga pas mane. Tiesiog atbėga. Jis skaitė, kad aš jai tam tikras autoritetas. Todėl jį pas mane atbėgo pasitarti, kasgi su jie vyksta. O su jie įvyko sekantis. Važiavo į metro, nieko nelietė. Ir jaučiu, pas mane nugarą pradeda kažkas kilti. Ir tokios jėgos, kad jausmas buvo, kad aš dabar pramušiu galvą, geležinį vagoną, žemės sluoksnį virš savęs, namus, kurie gali papulti pakeliui, ir išskrisiu į dangų. Ant kiek galinga energija, kuri pasiruošusi tiesiog išmesti ją į žemės. Aš pasitariu su kompetitingais žmonėmis šią temą, nes aš pats mažai tada supratau kažką šioje energijoje. Patarė jai tam tikrus dalykus, ką jai daryti, o ko atvirkščiai nedaryti, kad šią energiją truputį nuraminti. Bet po to pas ją labai stipriai pasikeitė gyvenimas. Ji pradėjo mažai miegoti. Jos gyvenimo resursas užaugo ženkliai. Tai yra, žvelgiant iš muzikinės veiklos, tai buvo didžiulė gerovė, nes jis savo profesiją galėjo didžiulį kiekį žmonių atnešti. Pas ją kūryboje buvo tam tikras protrūkis. Jis nebuvo
Jis ir yra. Jis niekur neišėjo. Jis sugebėjo šią energiją realizuoti gerovį. Bet iš kitos pusės, pas mane yra neigiamos patirtis, kai žmogus nepasiruošęs su nesubrendusia siela, švelniai tariant, pas kurį ambicijos buvo pirmoje vietoje, jis bandė žadinti kundalinį. Jis ją taip pat pažadino. Jis, kaip sako, priešui nepalinkėsi tokio prabudimo, nes pas jį pasikeitė asmenybė. Pas jį į viršų iškilo asmenybė, galima sakyti, demoniška. Pas jį buvo priepuoliai. Jis puldavo muštis, jei jis matė žmogų kitos tautybės. Jūs nepatikėsite, jei aš savo akimis nematyčiau, aš nepatikėčiau. Faktas, pas jį tarp etninis skirtumas buvo kolosalus. Ir jis tapo labai neadekvatus. O atrodytų joga. Aš vėliau išsiaiškinau, kodėl taip vyksta. Pasirodo, pas šį žmogų buvo bloga karma. Jis šiame gyvenime jau spėjo sukaupti negatyvią karmą. Ir joga plus negatyvi karma privedė prie to, kad paviršiuje pasireiškė pas jį va tokia keista asmenybė. Mano didžiuliu apgailestavimu. Todėl energija gera, jei žmogus pasiruošęs. Jei žmogus nepasiruošęs, tai nieko gero nebus. Dėja. Dabar šią energiją labai aktyviai naudoja. Ir aš skaitau, kad judėjimas kundalinį jogą, malačiai, jie duoda pajausti žmonėms, kad žmonės bendrai egzistuoja. Tai didžiulė gerovė. Na ir didžiulę veiklą jie veda. Aš žinau, kad jie daugeliui narkomanų padėjo išlipti iš griaunančių narkotikų. Aš skaitau, tai labai svarbu. Dorovinga veikla. Kol jūs su kundalini nesusidursite, jūs niekada nesuprasite, kas tai yra. Daugelis žmonių dažnai tiesiog maišo kundalinį su išoriniu vaju. Aplink jūs yra išorinė energija. Ir kai kada jūs užsiemate, pas jūs nugarą gali kilti energija. Tai dažniausiai išorinė energija. Paprastai, kai kundalinį pabunda pas žmogų, nepamirštami jausmai. Ten ir temperatūra pakyla, ir į karštį. Tai šaltį mėto. Tai lygiareikšmiška tam, kad jūs pripratote gyventi su baterija 12 voltų, o vėliau nutarėte pereiti ant baterijos 24 voltų. Energijos daugiau, bet perėjimas gali būti ne visai maloni. Na, kiekvienam savo, kaip sakoma. Dar kažkokie klausimai? Yra draugai? Kundalinė yra šio gyvenimo rezervas? Ar tai rezervas, kuris bus išnaudotas sekančiame gyvenime? Tai yra, iš kur įmama atsarga? Kas tai? Ir ateinančio, ir šio viskas kartu. Tai tas rezervas, kuris pas jūs yra. Nesiekite greito prabudimo. Yra tikimybė, jos ateityje neprireiks. Reikia siekti adekvataus vystymusi. Va kodėl aš pats neužsiimu kundalinį žadinimą. Nes aš žinau, tam tikras procentas nepalankių faktorių, kurie gali pasireikšti. Jei šis procentas egzistuoja, aš negaliu imti ant savęs atsakomybės už tai. Aš norėčiau dar papildyti. Va kokią informaciją dėl šios vasaros. Aš žinau, kad bičiuliai iš Jekaterinburgo ruošiasi atvažiuoti į jogos stovyklą Aura rugpjūtį ir papraktikuoti, pajausti šią gamtą. Ten vietos ypatingus, energetinės. Aš žinau, kad pas jūs Sibire taip pat yra labai geros vietos. Bet ten ypatingos vietos. Jei yra galimybė organizuotai nuvykti, papraktikuoti, jei pas jūs yra galimybė stoti ant jogos instruktoriaus kelio, pasistengkite nepraleisti šio šanso. Jis netaip dažnai šis šansas pasireiškia. Pasistengkite būtent nematerialų produktą žmonėms davinėti, o tapti kompetitingų žmogumi.
ir duoti žinias šiame kelyje. Tai labai svarbu, nes jūs paveiksite ir savo gyvenimą. Ir svarbiausia, daugelio tų žmonių, kurie karmiškai surišti su jumis. Ir jei atsiranda du jogos dėstytojai, tai pas juos bus visiškai skirtinga auditorija. Nes pas kiekvieną iš jų bus skirtingi karminiai ryšiai. Taip, šios auditorijos gali dalinai persipinti, bet iš esmės kontingentas bus skirtingas. Va kodėl aš suinteresuotas tame, kad atsirastų kaip galima daugiau jogos dėstytojų, kurie galėtų nešti sąmoningumą į visuomenę. Kuo daugiau sąmoningų žmonių šiame sociume, tuo lengviau bus mums visiems gyventi. Tikiuosi tai aišku, todėl, draugai, būkite neabejingi, pasistengkite tapti adekvačių žinių nešėjais į visuomenę. Ir viskas bus gerai. Tikiuosi ši paskaita padės jums stotis ir išsilaikyti šiame kelyje. Jei pagal karmą nelemta būti dėstytoju, jūs neišsilaikysite šiame kelyje. Pas jūs bus pagundų daug daugiau, nei jūs galėsite sau leisti pergyventi. Bet pabandyti verta. Tai yra esmė kame. Jūs galite, žinoma, iš karto sau pasakyti, o va, net nebandysiu. Na, nebandykite. Bet iš kitos pusės, jei pas jūs šios karmos nėra, jūs neužsilaikysite šiame kelyje. Pas jūs atsiras gerokai svarbesni dalykai, kurie jūs žavės. Tai yra nėra būdo iš anksto žinoti. Jei jūs papuolėte į šį seminarą ir jūs išgirdote tai, ką išklausėte, reiškia pas jūs yra šansas. O realizuosite jūs jį, ar ne? Tai jau jūsų reikalas. Karmuokite toliau, nes bet koks socialinis gyvenimas reiškia, kad jūs kaupite kažkokią karmą visuomenėje. Jei jūs tai tenkina, tada drąsiai pirmyn. Draugai, dėkoju. Aš jūs dabar matau, nežiūrėjau tik vieną Denisą. Atitinkamai, gerai, kad jūs užsiemate, kad pas jūs mieste yra toks klubas, kur jūs galite save pakeisti link gerumo. Tai labai svarbu. Ir tikiuosi, kad mes šiame kelyje dar ne kartą susitiksime. Dėkoju ir iki naujų susitikimų. Om.